15 tūkstančių eurų. Tiek tau gali kainuoti vienas nekaltas sakinys. Pradėsiu rudenį. Ne 10 eurų, ne 100, 15 tūkstančių. Vien todėl, kad atidėjai investavimą keliais mėnesiais. Skamba perdėtai? Tuoj viską parodysiu su skaičiais. Gyvai. Ir jeigu po šito video vis tiek norėsi laukti, bent jau žinosi tiksliai, kiek tas laukimas kainuoja. Sveiki atvykę. Vasara iš tiesų poilsio metas ir tai visiškai normalu. Kelionės, festivaliai, pramogos, tu nusipelnai pailsėti. Bet būtent dėl šitų išlaidų dažnas investavimą nustumia iki rudens. O paskui ruduo virsta nauja metų pradžia virsta vasara, ir tas 3-4 mėnesių atidėjimas, kuris atrodė nekaltas, virsta keliais metais. Ilguoju laikotarpiu tai kainuoja labai daug. Bet netgi ir keli mėnesiai, sakykime, rugsėjį, spalį nuspręsi pradėti, šitoje vietoje kaina irgi nemaža. Iškart svarbu, tai įžvalgos, ne rekomendacijos, nesu tavo finansų patarėjas, dalinuosi tuo, ką pats darau, o tu viską praleis per savo kritišką filtrą ir bet koks investavimas visą laiką yra susijęs su rizika ir sprendimą priima pats. Jeigu aišku, judam prie skaičių ir spausk like bei subscribe, kad nepraleistum kitų epizodų. Dabar pradėkim nuo pavyzdžio, tarkim tau 30 ir nori investuoti nuosekliai ateinančius 2-30 mečius. Priimkim kelias prielaidas ir pabrėžiu prielaidas, ne pažadus. Augimo etape rinka duoda tau apie 10% per metus vidutiniškai. Vėliau jau gyvenant iš kapitalo apie 5%. Sakykime, dedi investicijas po 200 eurų per mėnesį su 10% istorinė grąža po 200 eurų per mėnesį per 20 metų tu sukaupsi apie 151 tūkstantį. Per 30 metų 452 tūkstančius. Atrodo solidus rezultatas, nes investavai sąlyginai nedidelės sumas. Dabar kainos klausimas. Tarkim, šią vasarą nusprendi tik pailsėti ir startą atidedi 4 mėnesiais, iki rugsėjo galo, spalio pradžios. Tos pačios sąlygos, tik laikotarpis 4 mėnesiais trumpesnis. Rezultatas apie 436 tūkstančiai. Reiškia, neinvestuoti 800 eurų, tai reiškia 4 mėnesiai po 200 eurų, dėl sudėtinių palūkanų virto 15 tūkstančių nuostolių. O tai jeigu nesiryžai metus, tie patys 200 eurų per 29 metus jau tik 407 tūkstančiai. Reiškia, metai delsimo kainuoja 45 tūkstančius. Skausminga. Dabar pažiūrėkime į tą patį dar kitaip. Pradėjęs 30 ir investavęs iki 60, sukaupi tos 452 tūkstančius. Pradėjęs 40, tik 151. 10 metų vėliau ir rezultatas trigubai mažesnis. Nors įmokų per gyvenimą sudėjai vos trečdaliu mažiau. Tai 48 tūkstančius vietoj 72 tūkstančių. Visą tą milžinišką skirtumą padarė ne tavo pinigai, o laikas, per kurį jie spėjo augti. Ir čia tokie labai paštrinti pavyzdžiai, bet iš tiesų tie keli mėnesiai ir nuo laikotarpio tikrai suvalgo. Ir čia iš karto klausimas, kodėl taip neproporcingai daug? Ir jau įvardinom sudėtinės palūkanos. Anksčiausiai įnašai auga ilgiausiai. Jie spėja apaugti procentais ir tie procentai vėl apauga procentais. Tai toks sniego gniūžtės principas. Kuo anksčiau pradedi ją ridenti, tuo didesnis kamuolys kalno apačioje. Dabar atidėdamas startą, tu nukerpi ne paskutinius, o pačius vertingiausius, ankstyviausius metus. Štai kodėl keli mėnesiai pradžioje kainuoja gerokai daugiau negu intuityviai atrodo. Bet vėl, naujokai atidėlioja ne tik dėl vasaros. Yra 3 standartiniai klasikiniai laukimo dėsniai. Aptarkim kiekvieną ir galbūt šitoje vietoje paskatinsiu su jais susitvarkyti paprasčiau. Pirmas yra bandymas atspėti rinką. Palauksiu kritimo, spirksiu dugne, fiksuosiu nerealų pliusą. Problema ta, kad beveik niekas tų taškų nenuspėja. Nei tu, nei aš, nei profesionalūs valdytojai su superkompiuteriais ir visa prieiga pasaulyje. Istorinis pavyzdys – $10 000 sudėtų į S&P 500 indeksą 2003 metais ir paliktų nejudintų po 20 metų virto maždaug 65 tūkstančiais. Bet jeigu bandydamas gaudyti momentą, praleidai vos 10 pelningiausių dienų iš tų 20 metų, liktum su 30 tūkstančių. Praleidai 20 dienų, vos 17,5. Tai 10 dienų per 20 metų nubraukia daugiau nei pusę rezultatų. Tikrai bandom atspėti? Ir blogiausia, kad tos geriausios dienos dažnai būna iškart po didžiausių kritimų. Tada, kai toks bailys kaip tik sėdi grinais. Market timing bendrai, tai išmesto peilio gaudimas, plika ranka, ir žinom, kaip baigsis. Bandyti, žinoma, gali, bet sėkmė, švelniai tariant, labai abejotina. Antras dėsnis – užsiciklinimas, kad dabar tai tikrai viskas brangu. Rinka istoriniam pikė ir nesinori būti tuo, kas sugers visą minusą, kaip burbulas sprogs. Bet istoriškai biržos didžiąją laiko dalį praleidžia būtent netoli rekordų ir vis tiek kyla toliau. Brangu savaime nėra signalas laukti. Čia gelbsti sena gera sistema, tas vadinamas dollar cost average arba DCA arba periodinis investavimas. Reiškia, pasiemam vienodą sumą, dedi tolygiais intervalais nepriklausomai nuo kainos. Bus pakilimų, bus kritimų, bet vidurkis išsilygina. Ir tau nereikia drebėti dėl kiekvieno burbulo. Ir trečias stabdis dažniausiai skamba maždaug pradėsiu, kai turėsiu daugiau.
neva investavimui reikia didelio kapitalo. Realybė šitame pavyzdyje visiškai atvirkšti. Nuo 100 iki 200 eurų per mėnesį ilgą laiką pavirsta 100 tūkstančių. Reikia nedidelės sumos, o nuoseklumo ir disciplinos. Ir žinoma, jeigu norit pasiekti tų rezultatų labai greitai, ten per 10, per 15 metų arba dar greičiau, tai sumos tada turi didėti. Bet nereiškia, kad mes negalim palaukti ir po 30-mečio turėti ne vieną 100 tūkstančių investicijose, tiesiog investuojant mažomis sumomis. Laikas iš tiesų yra didelis jūsų turtas, vertingesnis net už pačią įnašo sumą pačioje pradžioje. Kuo jaunesnis pradedi, tuo daugiau metų sudėtinės palūkanos dirba už tave. Ir tuo mažesnės įmokos reikia tam pačiam rezultatui pasiekti. Atidėdamas tu netaupai laiką, tu jį dovanoji ir dėja atgal jo nenusipirksi už jokius pinigus. Ir dar vienas dalykas, kurį dažnai pamirštam. Laukimas nėra neutralus. Kol pinigai guli sąskaitoje ir laukia tinkamo momento, infliacijoje tyliai graužia kiekvieną dieną. Nieko nedarydamas, tu jau renkiesi pralaiminti variantą. Praktiškai daug kas renkasi tą patį S&P 500 indeksą, kopijuojančius fondus. Tai ne pats indeksas, bet fondai, kurie kopijuoja indeksą. Ir pagal maždaug 100 metų duomenys jų vidutinė metinė grąža apie 10%. Dabar pabrėšiu dar kartą, praeitis negarantuoja ateities, tai ne pažadas, bet kaip vidurkis paremtas visų šimtmečių, patikimumas tikrai nemažo lygio. Dabar 20-30 metų po porą trejetą šimtų per mėnesį ir ilguoju laikotarpiu susikaupia portfelis oriai senatvei. Kam tai netinka? Jei pinigų gali prireikti po metų arba po 2, akcijoms ne vieta jūsų portfelį. Tai ilgo laikotarpio žaidimas. Trumpalaikiams tikslams jau geriau kokie nors efektyvūs ten taupimo variantai. Pinigų rinkos fondas, obligacijos, indėliai, bet apie tai kitame epizode. Tai dabar ką daryti praktiškai šiandien, o ne rudenį? Pirma, apsibrėžk sumą, kurią gali skirti kas mėnesį ir realiai nepasigėsi. Antra, pasirink platų, pigų indekso fondą, nemėgink išrinkti tos vienos akcijos, kuri laimės tau visą pasaulį. Trečia, nustatyk automatinį pervedimą, kad sprendimo nereikėtų priimti iš naujo kiekvieną mėnesį. Ir ketvirta, netikrink portfelio kasdien. Tiesiog mėgaukis ežerais ir jūromis ir leis pinigams dirbti. Tik tiek. Nuobodu, bet būtent nuoboduliu šitas žaidimas ir laimimas. Bet kad ir kokią strategiją pasirinktum, pradžioje tau vis tiek reikės brokerio. Tai reiškia tarpininko, per kurį eis visi pirkimai bei pardavimai ir kuris tavo vardu saugos akcijas, obligacijas, biržoje prekiamus fondus, ETF'us. Ir mano pagrindinis pasirinkimas – Freedom 24. Keli privalumai. Platus pasirinkimas, virš milijono akcijų, ETF, obligacijų iš viso pasaulio per vieną brokerį. Abejoju, kad reikės daugiau variantų. Antra, veikia lietuviškai tiek mobilioje, tiek kompiuterio versijoje. Ir trečia, registracija labai greita ir standartiškai trunka apie 10-15 minučių. Registracijos nuorodą, kaip visą laiką rasi aprašyme, arba QR kodukas čionais, nuskenuok, atsidaryk ir pradėk investuoti savarankiškai. Pats pradėjau anksti, 18, nors tada veikiau pasižaidžiau nei investavau, bet vieno dalyko niekada nesigailėjau, kad apskritai pradėjau, o nelaukiau idealaus momento, kuris taip ir niekada neateina. Tad grįžkim prie esmės. Time in the market beveik visada nugali timing the market. Svarbiausia netobulas momentas, o kad apskritai pradėtum ir tęstum tai nuosekliai. Vasara, ruduo, kritimas ar pikas, vienintelis barjeras, kurį realiai gali nuimti šiandien, yra registracija, netinkamo momento laukimas. Tavo ateities aš tikrai tau padėkos, kad nelauki. Jeigu video buvo naudingas, palik like, paspausk subscribe ir susitiksim sekančiam epizode. Čiau.